Jei būčiau tą naktį nubraukusi ledą, kaip reikalavo mano vyras, dabar nebūčiau gyva, kad galėčiau papasakoti šią istoriją. Ta diena niekas nesijautė pakankamai svarbus, kad pakeistų mano gyvenimą. Detroite vėlų popietę dangus niekada nebuvo visiškai šviesus, o šaltis lyg prasiskverbdavo tiesiai į kaulus. Vėjas smarkiai spyrėsi į mažo kaimyninės parduotuvės stiklo duris Grašiat alėjoje, jos drebėjo kiekvieną kartą, kai kas nors įeidavo ar išeidavo. Šaligatviai jau buvo pasidengę ledu, o žmonės skubėjo, palenkę galvas, trokšdami grįžti namo. Aš stovėjau eilėje su nedidelė krepšeliu, atsirėmusi į kelį, ir mano pečiai skaudėjo po ilgos pamainos klinikoje. Dirbau medicininių sąskaitų registratore, jokio žavesio, tiesiog valandos su kodais ir pataisomis, draudimo skambučiais ir tylia frustracija. Sulaukusi 57, mano gyvenimas buvo įstrigęs siaurame rutinoje - darbas, namai, vakarienė, tyla. Nebegalėjau tikėti staigmenų. Priešais mane kasoje stovėjo labai maža senyva moteris, pasikreipusi, tarsi žiemos svoris tiesiog spaudė jos nugarą. Ji buvo apsirengusi plonu rudu paltu, kuris akivaizdžiai buvo matęs daug žiemų prieš šią, ir mezginį dengtą kepurę, traukiamą žemai virš balto plauko. Jos rankos drebėjo, kai ji ištraukė turinį iš įtrūkusio vinilo piniginės ant prekystalio. Laisvi centai įsibarstė po paviršių, centai, nitkelai, keli dimeai. Ant juostos gulėjo tik pagrindiniai produktai - parduotuvės duonos kepalas, pieno pakelis, 2 sriubų skardinės, 1 mažas ryžių maišelis. Kasininkė pažvelgė į ekraną, o paskui į moterį. Aš pažinau tą žvilgsnį, nuvargusi, bet atsargų. Jums trūksta 18 centų, ji tarė švelniai. Moteris suraukė kaktą, jos veidą užliejo sumišimas. Ji vėl surinko monetas, skaičiavo jas pirmą kartą, tada antrą, lūpos judėjo tyliai. Tai negali būti teisinga, ji sušuko. Skaičiavau namuose. Buvau tikra, kad užteks. Kas nors už manęs giliai atsiduso. Kitas nekantriai persikėlė. Nežinau kodėl, bet kažkas susikabino mano krūtinėje. Galbūt tai buvo tai, kaip drebėjo moters pirštai nuo šalčio. Galbūt tai, kaip pažįstama atrodė ta tyli gėda. Aš pati ją buvau patyrusi daugiau kartų, nei norėčiau prisiminti. Prieš pradėdama pergalvoti, žengiau žingsnį į priekį. Aš sumokėsiu, pasakiau, padėdama $20 ant prekystalio. Prašau, tiesiog pridėkite prie mano pirkinių. Moteris lėtai atsisuko, jos akys pakilo, kad susitikti su mano. Akimirką pamiršau parduotuvės triukšmą, vėją, eilę už mūsų. Jos akys buvo aštrios, skaidrios, per daug budrios, kad būtų tokios trapios. Atrodė, kad ji žiūri pro mane, o ne į mane. Jums nereikėjo to daryti, ji švelniai pasakė. Žinau, atsakiau. Bet noriu, ji vieną kartą linktelėjo, tada surinko savo maisto produktus į nusidėvėjusi audinio maišelį. Kai ji paėmė maišelį iš prekystalio, jos ranka švelniai palietė mano. Jos oda buvo šalta. Per šalta, geraširdis elgesys niekur nedingsta, ji tyliai pasakė. Jis sugrįžta, aš mandagiai nusišypsojau, sumokėjau už savo pirkinius ir apsisukau, kad išeičiau. Jau buvau pasiekęs pusę kelio link durų, kai staiga pajutau, kaip ji tvirtai sugriebė mano rankovę. Jos pirštai buvo stiprus, nesilpni. Ji priartėjo tiek, kad galėjau užuosti kažką žemiško ir aštraus, lyg džiovintus prieskonius ir seną popierių. Kai šį vakarą lauke pasirodys ledas, ji tyliai kuždėjo, nesidėk jo. Net ir šiek tiek, aš nustebęs žiūrėjau į ją. Palik viską taip, kaip yra, ji tęsė. Prašau, pažadėk man, aš tyliai nusijuokiau, jausdamasis nepatogiai, nesitikėdamas, ką dar daryti. Gerai, pasakiau, labiau iš nepatogumo nei tikėjimo. Tik tada ji atleido savo ranką. Kai stūmiau stiklinės duris į aštrų Detroito vėją, jos jau nebuvo. Pasiekęs automobilį, vėjas tapo beveik asmeniškas, tarsi šnabždėtų paslaptis. Ledo pleistrai buvo nelygiai padengę priekinį stiklo langą, o mano kvėpavimas sudarė miglą ant stiklo, kai sėdėjau ten keletą akimirkų, rankas ant vairo, vėl ir vėl mąstydamas apie moters žodžius.
Nesidėk ledo, purtydamas galvą įsukau raktą. Žmonės dažnai sako keistus dalykus, ypač tie, kurie gyveno pakankamai ilgai, kad pamatytų raštus, kur kiti mato sutapimus. Pasakiau sau, kad tai tik tiek. Nežalingas įspėjimas, prietaras. Važiuojant namo prireikė mažiau nei 10 minučių, bet gatvės jau buvo slidžios. Miestas atrodė apgaubtas plono, pavojingo sluoksnio. Detroitiečiai sugebėdavo viską padaryti sunkesniu. Pastatai, mintys, santuokos. Mūsų namas stovėjo ramioje kvartale rytinėje pusėje, siauras plytų namas su sekliu priekiu ir grandininėmis tvoromis, matančiomis geresnių laikų. Laiptinės šviesa degė, meta blyškų geltoną ratą ant laiptų. Ledas blizgėjo ant takelio lyg stiklas. Richard automobilis jau buvo kieme. Nešiau pirkinius į vidų, pečių raumenys buvo įsitempę dar prieš atidarant duris. Namo viduje skleidėsi silpnas kavos ir variklio aliejaus kvapas, pažįstama mišinys, kuris visada lydėjo Richardą, nesvarbu kiek kartų aš plaudavau jo drabužius. Jis buvo virtuvėje, stovėjo prie stalo, žiūrėdamas į telefoną. Kai įėjau, jis nieko nesakė. Tu vėluoji, pasakė. Visur buvo ledas, atsakiau padėdamas maišus ant stalo. Eismas vyko lėtai. Jis tik sumurmėjo, garsas nebuvo nei sutikimas, nei nesutikimas, tiesiog triukšmas užpildantis erdvę. Richard Carter buvo tobulinęs šį garsą per daugelį metų. Dabar jam buvo 60, jis aukštas ir vis dar plačių pečių, nors plaukai buvo išretėję ir pilkėję ties smilkiniu. Jis dirbo logistikos supervizoriumi paskirstymo sandėlyje netoli upės, ilgos valandos, nuolatinis stresas. Ar bent jau taip jis sakydavo. Išpakuodamas pirkinius, jis stebėjo ekraną. Duona į spintelę, pienas į šaldytuvą. Paprastas šių veiksmų ritmas nuramino mane. Šį vakarą išeinu, staiga pasakė jis. Aš sustojau. Šį vakarą? Taip. Naktinė užduotis. Man reikia būti darbe anksti rytoj, jis pagaliau pakėlė akis į mane. Jo žvilgsnis buvo plokščias. Pasirūpink, kad nuvalytum ledą prieš eidamas miegoti. Nenoriu ryte su tuo vargti, ten jis buvo, nurodymas. Niekada nesitikėjau, kad tai bus prašymas. Mano pirmas instinktas buvo linktelėti, automatiškai sutikti, kaip tai dariau daugelį metų. Taip ir veikia mūsų santuoka, jis kalbėdavo, o aš prisitaikydavau. Tačiau žodžiai, kurie iškilo iš parduotuvės, buvo aštrus ir nepageidaujami. Kai laukia pasirodys ledas, neprieik. Gal palauksiu iki ryto, atsakiau atsargiai. Naktį turėtų atšalti. Valymas dabar gali nepadėti, Richard veidas sukietėjo. Aš sakiau šiandien, atsakė jis. Tai užtruks tik 15 minučių. Tu ir taip namie ir taip, jaučiau, kaip kažkas manyje pasikeitė. Mažas dalykas, tylus, bet tvirtas. Turėjau ilgą dieną, pasakiau. Ir mano kelias vėl negerai jaučiasi, jis iškvėpė pro nosį pasipiktinęs. Visada turi kažką, tylos akimirka, kuri sekė, buvo tanki ir nepatogi. Mes jau kelerius metus gyvenome tokiomis tyliomis akimirkomis, apeidami jas, apsimesdami, kad tai ne sienos. Richard paėmė savo striukę ir raktus. Išeisiu iki 8, pasakė jis. Nepamiršk, jis praėjo pro mane be žodžio, jo petis vos palietė mano, kai jis leidosi laiptais. Aš likau viena virtuvėje, žiūrėdama į užpakalinės duris, kur švytėjo ledas lauke. Pirmą kartą labai ilgai nesu tikra, ar darysiu tai, ką sako mano vyras. Richard išėjo prieš 8, durys užsidarė su dūlių garsu, kuris aidėjo per namus. Aš stebėjau iš svetainės lango, kaip jo automobilis išvažiavo iš kiemo, padangos traškėjo ant plono ledo sluoksnio. Jo galiniai žibintai dingo už kvartalo, pranykdami pilkšvai mėlyname tamsume ankstyvo žiemos vakaro. Namai staiga pasirodė didesni, kai jis išėjo, per daug tylus. Kiekvienas garsas atrodė, kad ilgėja. Užrakindama duris patikrinau jas dar kartą, pasukdama už raktą, kol jis tvirtai užsifiksavo. Pasakiau sau, kad esu atsargi, nieko daugiau.
Detroito žiemos turėjo būdą priversti žmones jaudintis. Lauke temperatūra greitai krito. Ledas storėjo ant terasos laiptų ir takelio, paversdama žemę lygiu, pavojingų paviršiumi, kuris atspindėjo teraso šviesą kaip nuobodus stiklas. Aš stovėjau ten ilgai, dar nešiodama paltą, šluotą remdamasi į sieną, kur Richard ją buvo palikęs anksčiau. Viskas, ką turėjau padaryti, tai paimti ją. 15 minučių jis buvo pasakęs. Prisimindama senosios moters prisilietimą prie mano rankovės, jaučiau balastą jos balse. Net ne šiek tiek, aš apsisukau ir uždarė duris. Viduje judėjau per namus su neramiu energijos pliūpsniu. Įjungiau papildomus lampas, užpildydama kambarius šilta šviesa, atstatančia šešėlius. Vieną po kitos užtraukdama užuolaidas, sustojau prie lango, kuris žiūrėjo į kiemą. Tvora jau vos matoma, o už jos esantis takelis buvo visiškai prarastas tamsoje. Vėjas sušalo, drebėdamas laisvas lentas ant sandėliuko. Kažkur tolumoje metalas skambėjo, aštrus ir tuščias, o tada vėl nutilo. Pasakiau sau, kad tai nieko. Laisvos vartai, šiukšlių dėžė, kuri nuvirto. Šiltą sriubą pašildžiau, tačiau vos ją paragavau. Apetitas buvo dingęs, o krūtinėje jausmas priminė nuobodų spaudimą, kuris nesiruošia pasitraukti. Patikrinau telefoną. Jokių žinučių. Signalas švytėjo, vėliau nukrito iki vieno baro. Apie 10 valandą šviesa trumpam pritemo, o paskui stabilizavosi. Mano širdis vis tiek iššoko iš krūtinės. Užrakindama galinės duris, o po to ir miegamojo, jaučiausi kvailai, tačiau elgiausi taip, kaip jaučiu. Išėjusi į antrą aukštą, persirengiau naktiniais drabužiais ir atsisėdau ant lovos krašto klausydamasi. Namas girgždėjo kaip senas medis, reaguodamas į šaltį. Tarp pažįstamų garsų man atrodė, kad išgirdau kažką kitą. Braškėjimą. Sustingau. Tas garsas vėl pasigirdo. Lėtas, apgalvotas. Perėjau kambarį ir pažvelgiau pro siaurą užuolaidos plyšį. Kiemas buvo ramus, padengtas ledu, kuris silpnai žibėjo mėnulio šviesoje. Nieko nematė. Iškvėpiau, mano kvapas uždengė stiklą. Leidausi savo vaizduotei nušauti į kitas aukštumas. Tik tiek. Miegas atėjo fragmentais. Užsnūdau tik, kad vėl nubudau nuo mažiausio garso. Kai kur nors sapnavau moterį iš parduotuvės. Ji stovėjo ant mano kiemo krašto, jos figūra buvo neryški dėl šalčio, o akys aštrios kaip niekada. Ledo atmintis yra stipri, ramiai pasakė ji. Žmonės pamiršta, bet ledas niekada. Staiga pabudau, širdis daužėsi, o namas aplink mane buvo tylus. Patikrinau laikrodį. Šiek tiek po 3. Ilgai gulėjau, žiūrėdama į lubas, laukdama ryto. Rytas atėjo tyliai, kaip dažnai būna po audros, tarsi naktis būtų iššvaistę visą savo smurtą ir palikusi tik ramybę. Atsibudau matydama blyškiai pilką šviesą atspindinčią pro miegamojo užuolaidas ir nepažįstamą tylą. Nėra vėjo, nėra tolimo eismo, tik lėtas, pastovus mano pačios kvėpavimas. Akimirką pamiršau apie ledą, apie įspėjimus, apie nerimą, kuris mane persekiojo visą naktį. Tada sėdau. Namas atrodė per daug ramus, kaip sulaikytas kvėpavimas. Užsivilkau storą megztinį ir apdengiau save chalatą prieš eidama žemyn. Grindys buvo šaltos po mano kojomis, ta šaltis, kuris prasiskverbė iki galo, primindamas, kad žiema vis dar čia, nesvarbu, ar to noriu. Pagaminau kavos iš įpročio, aparatas tyliai burbuliavo ramioje virtuvėje. Kol kava virė, nuėjau prie priekinių langų. Sustojau. Kieme buvo tobulas ledo sluoksnis, lygus ir nesugadintas, besitęsiantis nuo laiptų iki tvoros. Jis sugavo silpną rytinę šviesą ir atspindėjo ją atgal, sidabriniu ir stiklinio blizgesio, beveik gražiu savo ramybėje. Beveik, nes per tą tobulą paviršių buvo išlikusi pėdų takas, dideli, gilus ir platus, kiekvienas žingsnis apgalvotas ir sunkus. Jie ėjo tiesiai link namo, sustodami prieš pat verandą. Tada pasisuko. Mano skrandį suspaudė.
Pėdsakai apsuko namą lėtai, metodologiškai apvedžiodami sienų kontūrus. Jie sustojo po svetainės langų, vėliau po virtuvės. Jie tyliai žengė palei namo sieną, kol pasiekė galą, kur miegamojo langai atsivėrė į kiemą. Paspaudžiau delną prie stiklo, pirštai drebėjo. Pėdos sustojo tiesiai po mano miegamojo langu. Galėjau beveik pamatyti, kaip kažkas stovi tamsoje, žiūri į mane. Užnugaryje garsiai pyptelėjo kavos aparatas ir aš netikėtai krūptelėjau pečiu prisiliesdama prie spintelės. Širdis plaka taip smarkiai, kad jaučiau ją gerklėje. Pasilenkiau arčiau lango, priversdama save atidžiau pažvelgti. Ledas buvo nepažeistas visur, išskyrus vietas, kur praėjo tos didelės pėdos. Pėdų žymės buvo gilesnės, akivaizdžios, ne Richardo. Aš puikiai pažinojau jo žingsnius, jo batus. Šie buvo didesni, sunkesni. Tas, kuris čia buvo, atėjo naktį, kai aš miegojau. Ir tada supratau. Jei būčiau nubraukusi ledą, kaip Richardas sakė, dabar nebūtų nieko, ko galėčiau pamatyti. Nei pėdsako, nei įrodymo, tik plikas betonas ir nesuvokiamas blogas jausmas. Atsitraukiau atgal, kojos drebėjo ir sugriebiau stalčiaus kraštą, kad neiškristų ant grindų. Mintys skriejo, bandydamos užpildyti spragas ir paaiškinti tai, ką mačiau. Nei sulaužytų langų, nei priverstų durų, nieko pavogta, tik pėdų žymės apdairios. Lėtai ėjau nuo vieno lango prie kito, bijodama, kad jei paskubėsiu, kas nors baisaus pasirodys. Galiniai durys buvo užrakintos. Langai su užraktais. Viskas atrodė taip, kaip palikau, išskyrus ledą. Išskyrus tai, ką jis prisiminė. Šaltas suvokimas užgulė mano pečius, sunkus ir neabejotinas. Kas nors žinojo, kad aš viena. Kas nors skyrė laiką ateiti čia, vaikščioti aplink mano namą tamsoje, stebėti jį, stebėti mane. Su drebėjančiomis rankomis pasiekiau telefoną ir staiga supratau, kad tai nebe kažkas, ką galėčiau išspręsti viena. Pirštai taip drebėjo, kad turėjau skambinti 2 kartus. Stovėjau virtuvėje, nugara prispausta prie stalčiaus, akys nukreiptos į langą, bijodama, kad jei nors sekundę nukreipsiu žvilgsnį, kas nors pasikeis, kad pėdsakai dings arba, dar blogiau, kad kas nors vėl ten stovės. Kai linija pagaliau susijungė, priverčiau save kalbėti aiškiai. Mano vardas Elaine Carter, pasakiau. Gyvenu Estale gatvėje. Kažkas buvo mano kieme vakar naktį, dispečerė uždavė įprastus klausimus. Ar kas nors buvo sužeistas? Ar įvyko įsilaužimas? Ar aš buvau viena? Atsakiau kiekvienam atsargiai, balsas buvo stabilesnis nei jaučiausi. Ne, pasakiau. Nieko nebuvo pavogta, bet ledas padengtas pėdų žymėmis. Jos apėjo visą mano namą. Trumpa pauzė pasigirdo kitoje linijos pusėje. Gerai, ponė. Bus išsiųstas pareigūnas. Prašome likti viduje ir nesimaišyti aplinkoje. Nuskambėjus linijai padėjau telefoną ir užrakino ekraną, mano atspindis žiūrėjo atgal, blyškus ir plačiai atmerktomis akimis. Apglėbiau save ir laukiau. Praėjo 20 minučių, kol atvyko patrulinis automobilis. Žiūrėjau pro užuolaidą, kai jis prisistatė, padangų garsas atsargiai šniokščiojo per ledinę gatvę. Šaltą žiemos rytą, kai aplink tvyrojo ledinis oras, iš tamsos išniro aukštas vyras, kvėpuodamas matomomis garų gyslomis. Jis judėjo tvirtai ir pasitikėdamas savimi, lyg būtų matęs ir patyręs per daug, kad dėl smulkmenų jaudintųsi. Klampodamas link mano durų, jis stipriai pasibeldė. Policija, pareiškė jis. Atidaręs duris šiek tiek, kad geriau jį pamatyčiau, nuėmiau grandinėlę. Jis šyptelėjo ir pasakė, aš esu pareigūnas Markus Holovai. Jūs Elaine Carter? Taip. Jis žengė vidun, nusivalydamas ledą nuo savo batų. Jo akis greitai peržvelgė kambarį, nesustojant. Parodykite man, ką matėte, paprašė jis. Išėjome į verandą kartu ir šaltis smogė man į plaučius, bet beveik to nepastebėjau. Pareigūnas Holovai nusileido prie pirmųjų pėdsakų, kruopščiai juos stebėdamas.
Šie pėdsakai nėra atsitiktiniai, po akimirkos pasakė jis. Geras gylis, sunkus padas, darbo ar saugos batai. Jis lėtai sekė pėdsakų kelią, apeidamas namą lyg tas paslaptingas svetimas. Su kiekvienu žingsniu jo veidas tapo vis rimtesnis. Šis žmogus nebuvo girtas, tęsė jis. Nesivaržo. Žinojo, kur eina, mano gerklėje užstrigo gumulas. Ar galite pasakyti, kiek jis buvo aukštas? Holovai akimis matavo žingsnių atstumą. Mažiausiai 180 cm, gal net daugiau. Ilgas žingsnis, apsikabinau save stipriau. Mano vyras išėjo apie 8 vakarų. Jis taiga pažvelgė į mane. Jūsų vyras nenešioja tokių batų. Ne, greitai atsakiau. Ir jo žingsnis trumpesnis, Holovai linktelėjo, jau rašydamas kažką mažame užrašų knygelėje. Ar kas nors žinojo, kad būsite viena? Aš nedrąsiai suabejojau. Jis dirba logistikos srityje. Žmonės žino jo grafiką. Ar turėjote problemų su kas nors? Paklausė jis. Kas nors, kas jūs nemaloniai jaudino. Nors purtiau galvą, abejonės vis tiek pamažu slinko į mano mintis. Jis atsistojo ir apžvelgė kaimynų namus. Ar šalia yra kokių nors vaizdo stebėjimo kamerų? Taip, atsakiau. Per gatvę. Ponios Nolan kamera buvo įrengta praėjusiais metais. Puiku, atsakė jis. Tai gali daug pasakyti, grįždami vidun, jis sustojo prie durų. Pone Carter, tyliai tarė jis. Kas nors, kas tai padarė, nebuvo čia atsitiktinai. Mano širdis pasinėrė gilyn. Atrodo, kad kas nors stebi rutiną, tęsė jis, žiūrėdamas, kas namuose ir kada. Tuo metu supratau, kad ledas padėjo ne tik išsaugoti pėdsakus, bet ir sustabdė kažką baisaus. Ponios Nolan kamera buvo nukreipta į gatvę, o ne į mano kiemą, tačiau to buvo pakankamai. Mes stovėjome jo svetainėje, visi trys arti ekrano, kai vaizdo įrašas buvo atsukamas. Vaizdas buvo grūdėtas, apšviestas blyškia gatvės lempos šviesa, sniegas šoko šonu kaip statika. Pareigūnas Holovai pasilenkė į priekį, ranką sukryžiuodamas, visiškai nejudėdamas. Ten, pasakė jis. Figūra krito į kadrą iš kairės pusės. Mano kvėpavimas užstrigo gerklėje. Vyras buvo aukštas, plačių pečių. Jo veidas buvo paslėptas po žemai traukiamų kapšeliu. Jis ėjo tikslingai, nepasiduodamas skubėjimui ar atsargumui. Sustojęs prie mano vartų, jis tiesiai pažvelgė į mano namus. Net ir per prastą vaizdo kokybę jaučiau, kad jis nebuvo atsitiktinis. Lengvai pakėlė už rakto sklendę ir žengė į mano kiemą. Laikas ekrane rodė vos po 11:30 min. Ponia Nolan prisidėjo ranką prie burnos. O, Dieve mano! Žiūrėjome, kaip tas vyras išnyko iš kadro, žengdamas mano namų link. Prabėgo kelios minutės, kol jis vėl pasirodė, grįždamas tą pačią kryptimi. Prieš išvykdamas, jis vėl sustojo. Šįkart jis apsisuko, stovėjo prieš kamerą, šiek tiek pakreipė galvą, lyg klausydamasis kažko, ko tik jis galėjo išgirsti. Tada aiškiai jis nusišypsojo, neplačiai, nedramatiškai, bet taip, kad aš pajutau, jog man peršalo visą kūną. Pareigūnas Holovai sustabdė vaizdo įrašą. Man reikia tavęs paklausti labai atsargiai, tarė jis. Ar šis vyras tau atrodo pažįstamas? Išnagrinėjau sustabdytą vaizdą. Kapišonas slėpė didžiąją dalį jo veido, bet kažkas apie jo kūno sudėjimą dirgino mano atmintį. Nežinau, prisipažinau. Galbūt kažkas, ką esu mačiusi anksčiau. Holovai lėtai linktelėjo. Tai logiška. Jis paaiškino, kad batai atitiko įprastą tipą dėvimą pramoniniuose sandėliuose. Tvirti, neslidus, standartiniai tam tikrose įstaigose. Kur vėl dirba tavo vyras? Paklausė jis. Pasiskirstymo centre prie upės, atsakiau automatiškai. Ar jis kada nors minėjo problemą su kolegomis? Holovai tęsė. Konfliktai, atleidimai, nelaimingi atsitikimai. Aš svarsčiau.
Buvo vienas žmogus, lėtai pasakiau, vyras vardu Kalebas. Jis buvo atleistas pernai. Richardas sakė, kad jis buvo nestabilus. Kaltino visus aplinkinius dėl savo klaidų. Holovai akis įsiplieskė. Ar tavo vyras palaikė ryšį su juo? Mano skrandis susisuko. Nežinau, tariau. Richardas man jau nebeprisipažįsta daug. Tuo metu atėjo antrasis skambutis. Holovai žengė į šalį, kad atsakytų. Žiūrėjau, kaip jo veidas pasikeitė, kai jis klausėsi. Žandikaulis įsitempė, pečiai sukietėjo. Kai jis padėjo ragelį, pažvelgė į mane kitaip. Ponios Carter, tarė jis, mes ištraukėme papildomą vaizdo medžiagą iš eismo kameros netoli tavo vyro darbo vietos. Mano pulsas ėmė dundėti ausyse. Joje matyti, kaip tavo vyras susitinka su vyru, atitinkančiu šį aprašymą prieš 2 naktis, tęsė jis. Jie kalbėjosi kelias minutes. Nėra kamerų viduje, bet laikas sutampa. Kambarys atrodė, lyg sukosi aplink. Ne, sušukau. Tai neturi prasmės. Holovai nenutrūko. Tavo vyras prašė, kad nušveistum ledą, jis sakė atsargiai. Nuolat tai akcentavo. Taip, atsakiau. Mano balsas skambėjo toli. Ir jei tu būtum tai padariusi, jis tęsė, šį rytą nebūtų pėdsakų, jokių įrodymų, kad kas nors čia buvo. Suvokimas mane apėmė siaubingą aiškumu. Jis norėjo, kad aš būčiau lauke vieną naktį ant ledo. Kritimas būtų buvęs lengvas, įtikinamas, tragiškas. Pajutau silpnumą. Mes dabar tiriame tavo vyro draudimo polisus, Holovai pasakė tyliai. Ypač bet kokius nesenus pokyčius. Nusileidau ant ponios Nolan sofos krašto, mano kojos vos laikė mane. Ponios Carter, jis pridūrė. Tai nebuvo atsitiktinė grėsmė. Tai buvo suplanuota. Mano mintys šoko atgal per metus tylos atstumo, šaltų žvilgsnių ir trumpų žodžių. Kiek ilgai buvau problema, kurią reikia išspręsti, o ne žmona, kurią reikia mylėti. Senos moters balsas aidėjo mano atmintyje, rami ir tvirta. Palik tai būtent taip, kaip yra. Ledo danga ne tik išsaugojo pėdsakus, bet ir sugriauna melą, kuriame gyvenau daugelį metų. Mano mintys nuolat sukosi apie tą moterį iš parduotuvės. Jos akys balsas, įspėjimo tikrumas, viskas atrodė nebekeista ar mistiška, o tiksli ir būtina. Praėjus 2 dienoms po oficialaus pareiškimo pateikimo, nutariau pasidomėti daugiau. Greitai radau senesnę parduotuvės darbuotoją, kuri iš karto atpažino mano aprašymą. O, kalbate apie Ruth? Ji tyliai pasakė. Ji kartais užsuka, bet jau nebe taip dažnai. Ruthą, pakartojau. Ji anksčiau gyveno netoli senųjų geležinkelio valymo vietų, tęsė darbuotoja. Prarado vyrą prieš keletą metų. Jis lipęs ant ledo už namų mirė prieš atvykstant greitajai pagalbai, širdis man sustojo. Jie sakė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, pridūrė darbuotoja, bet ji niekada tuo netikėjo. Sakė, jog kažkas norėjo, kad jis dingtų. Sakė, kad ženklai buvo akivaizdus, jei tik mokėjai žiūrėti. Išėjau iš parduotuvės, rankos virpėjo. Per socialinį darbuotoją susijusi su netoliese esančių globos kompleksu pavyko susitarti dėl vizito. Mane įspėjo, kad Ruth jau nebekalba daug, laikosi atokiau, nemėgsta klausimų. Kai atvykau, ji sėdėjo prie lango, apsigaubusi išblukusiu šaliu, stebėdama, kaip sniegas krenta į mažą kiemą žemiau. Kai ji atsisuko ir pamatė mane, jos akys akimirksniu tapo aštrios. Tu klausėsi, pasakė ji. Aš dar net nebuvau prabilusi. Taip, švelniai atsakiau. Ji linktelėjo, tarsi tai būtų buvęs viskas, ko jai reikėjo. Jie niekada neklauso, ramiai tarė ji. Taip ir nutinka. Sėdėjau prieš ją, širdis plakė greitai. Kaip tu žinojai? Paklausiau. Apie ledą. Apie tą naktį? Ruth susisuko rankas ant kelių. Nes kontrolė visada atrodo vienodai, atsakė ji.
Vyrams norintiems nelaimių nereikia stumti, jie viską organizuoja. Ji papasakojo apie savo vyrą, apie spaudimą, mažus reikalavimus, atkaklumą, kuris tuo metu atrodė nekenksmingas. Išeik į lauką, pasirūpink tuo dabar. Tai netruks ilgai apie ledą, prie kurio jis niekada neturėjo prisiliesti. Aš matau modelius, ji paprastai sakė. Girdžiu juo žmonių kalboje, ką jie prašo, ko reikalauja. Aš pajutau, kaip ašaros rieda mano skruostais, kol supratau, kad verkiu. Tu išgelbėjai mano gyvenimą, pasakiau. Ruth vėl pažvelgė į langą. Ne, ji tyliai atsakė. Tu tai padarei. Pasirinkai neklausyti, mes ilgai sėdėjome tyloje, stebėdamos krentantį sniegą. Prieš išeidama, ji pasiekė ir paėmė mano ranką. Jos stiprus sukibimas vis dar buvo jaučiamas. Prisimink tai, ji tarė. Meilė nekelia pavojaus. O gerumas, ji pridūrė, vėl pažvelgdama man į akis, turi būdą sugrįžti atgal. Išeidama į šaltą Detroito orą, pajutau tai, ko nebuvo jau seniai - aiškumą ir stiprumą, kuris ateina, kai galiausiai matai tiesą. Richardas buvo suimtas po 3 dienų. Kai tyrimas išsiplėtė, įrodymų ėmė daugėti kaip ant mielių. Telefonų įrašai, ištrinti pranešimai, atkurtos iš jo nešiojamojo kompiuterio. Netikėta gyvenimo draudimo poliso padidėjimas, apie kurį net nežinojau. Pokalbiai įrodantys, kad jis planavo, o nereagavo, skaičiavo, o nejaudinosi. Kai pareigūnas Holovai man tai pasakė, pajutau kažką neįprasto. Ne liūdėsi, ne šoką, o gilę, ramybę teikiančią iškrovą, tarsi galiausiai numečiau svorį, kurį nejučia nešiojausi metus, nesuvokdamas, kad jis mane smaugia. Nekraipiau akių, kai jie jį išvežė. Stebėjau pro svetainės langą, kai patrulinis automobilis išvažiavo iš gatvės, tos pačios, kurioje jis kadaise žadėjo mane saugoti, kurti gyvenimą kartu. Tas pažadas buvo pasibaigęs ilgai prieš tai, kai antrankiai užsisegė. Praėjus kelioms savaitėms apsigyvenau pas kaimyną, vėliau pas seserį už miesto. Negalėjau miegoti toje namuose. Iš pradžių buvo per sunku. Kiekvienas girgždesys skambėjo pernelyg garsiai. Kiekvienas šešėlis atrodė pernelyg sąmoningas. Galiausiai priėmiau sprendimą, kurį turėjau priimti seniai. Parduodu namą. Nekilnojamojo turto agentas sakė, kad namas turi geras kaulus, gerą apšvietimą, gerą potencialą. Išgirdus tai, šyptelėjau. Kaulai gali būti tvirti, bet vis tiek laikyti skausmą. Šviesa gali būti užblokuota metų metus, kol pagaliau ras kelią į vidų. Persikėliau į nedidelį butą arčiau Detroito centro. Nieko prabangaus, tik tylu, saugu, mano. Pirmą kartą per 10 metus niekas man nesakė, ką daryti. Nieko nereikalavo paaiškinimų. Nieko nesusitvarkė mano gyvenimo kaip kliūčių serija. Man buvo tikimasi tyliai išgyventi. Kartais šaltomis rytais vis dar galvoju apie ledą. Kaip kažkas taip įprasto, taip lengvai atmesto, tapo skirtumu tarp gyvenimo ir mirties. Kaip artimai priartėjau prie to, kad išėjau tik todėl, kad man buvo pasakyta. Nes paklusti kadaise atrodė lengviau nei priešintis. Ir galvoju apie Ruth, apie tai, kaip gerumas keliauja ratu, nuo manęs iki jos, iš jos atgal į mane, ne kaip pinigai ar dėkingumas, bet kaip įspėjimas suteiktas tiksliai laiku. Žmonės mėgsta tai vadinti likimų sėkme ar atsitiktinumu. Aš to nevadinu. Aš tai vadinu klausimu. Klausimu į nerimą, kurį buvai išmokytas ignoruoti. Klausimų į balsą, kuris sako, kad kažkas yra negerai, net kai negali paaiškinti, kodėl. Klausimų, kai kas nors kalba iš sunkaus tiesos šaltinio. Ledas prisiminė tai, ką buvau pamiršęs. Ir dėl to aš vis dar čia. Iš šios istorijos išplaukia kelios gyvenimo pamokos. Pirma, rutina gali slėpti pavojų, kai nustoji ją abejoti. Antra, intuicija dažnai kalba tyliai. Trečia, kontrolė, apsimetanti rūpesčių, vis tiek yra kontrolė. Ketvirta, maži gerumo gestai gali sugrįžti kaip gyvybę gelbstintys įspėjimai. Penkta, klausimas tinkamu momentu gali pakeisti viską.
Jei ši istorija privertė tave sustoti, užduok sau vieną klausimą. Ar būtum klausęsis? Kokią pamoką pasiėmei iš šios istorijos? Ir iš kurios miesto stebi? Patinka, pasidalink ir palik komentarą žemiau. Tavo balsas gali padėti kažkam kitam išgirsti.